visi Videogavo žiūrovai, šiandien jums pristatysime naują laidą apie žvejybą. Tai va, mes dabar pristatysime naują dalyką, naują Lietuvoje, tai yra laidas apie žvejybą. Čia mes žvejosime paprastai, čia viskas bus aišku, paprasta, nebus, pavyzdžiui, jokių nesąmonių, kaip Korsako laidose, vienam gale kablys, kur ten kotai už tūkstančius ten, viskas čia bus labai paprasta ir nuoširdu. Taigi va, šiandien jums norėtume papasakoti apie žvejybą labai lengvų spiningėlių. Taigi va, mūsų spiningėlis yra, va, matot, va, kotas užmetimo 2-5 gramų, kainos nesakysiu. Va, rytutė Shimano katana paprasta, va, irgi nei brangi, nei pigi. Paprastutė, valas Salmo Elite Braid 009, irgi viskas labai paprasta. Kodėl pintos? Todėl, kad geriau jaučiasi kibimai, viskas daug geriau. Aišku, kaina gera, bet tai ką padarysi, tenka kartais dėl hobio pasiaukoti. Tai va, vienu žodžiu žvejosime šiandien Reins mikro masalais. Jie, kaip matau, parodysiu, va, jie kaip atrodo. Jie yra, matot, kvepiantys, jie vienu žodžiu geriau vilioja žuvį. Ir matot, galvakablis turi būti būtinai be užkarpėlių, nes kitaip jūs sudraskysite masalą ir viskas, jokios naudos iš to. Taigi paprastas mazgas, va, ant pagrindinio valo užrišame su mazgu, ant galvakablio užrišame ir mazgą padarome, užrišame ir mėtome ir žvejojame. O dabar jau užsirišiu ir pratęsime laidą. Jau susirišau guminuką, kaip matote, va, paprastas mazgelis, viskas paprasta. Ir su šitų guminukų tikiuosi pagauti ešerį. Šiaip dažnai ima ir lydekos, bet tai dažniausiai būna ankstyvą pavasarį, nes tada lydekos būna išalkusios, jos liebia, bet ką turi energijos pilna. O dabar lydekos tūno kur nors gilumose ir nekreipia jos dėmesį į mažus masaliukus. Taigi šiandien tikiuosi pagauti ešerį. Taigi va, taigi pagrindiniai pravedimo būdai tai būtų tokie. Užmetame. Metame prieš srovę, nes matote, žvejojame mūsų pasididžiavime neryje. Taigi va, surenkame valą. 1, 2, 1, 2. Pakeliame nuo dugno, taip matote, 2 šuoliai būna. Tada 1, 2, dar. Surenkame valą, 1, 2. Surenkame valą, 1, 2. Surenkame, 1, 2. Ir taip va, žvejojame. Šiaip šitoks pravedimo būdas gal šiek tiek per agresyvus rudeniui, gal ešeriai būna pasyvesni, medžiagų pikaitai jų lėtesnė, visa kita, nežinau, čia belieka tik spėlioti. Šiaip dar geras pravedimo būdas, tiesiog paprastas vilkimas dugnu, bet čia siūlyčiau tokį vilkimą dugnu, kai nėra kliuvinių, kai matote, va čia va, yra visokie akmenys, smėlis, žvirgždas, čia beveik nėra žolių. Taigi va, lėtai, pabiški, renkame valą, sukame. Ir tikimės kibimo, bet kai matote, šiandien nelabai yra, mes jau žvejojam ilgiau. Tai nieko dar iš vis nepagavom, bet tikimės kažką pagauti. Tai va, vienu žodžiu žolės pakabinas, daugiau nieko kažkaip nekimba, tai lietuvėliai mūsų ruduo, atrodo jau turėtų kažkas jau imti, bet niekas neima, nežinau, kas čia darosi. Tai va, vienu žodžiu šiose laidose aš jums pristatysiu interviu su paprastais žvejais irgi. Kaip matote, filmuotojas mūsų irgi yra paprastas žvejys, šiandien jums parodys, kaip jis gaudo lydekas, kaip jas reikia gaudyti vėlyvą rudenį, nes jau lapkričio 1, jau vėlinės, va, nepamirškit nueiti kapelius, tai va, vienu žodžiu, va, gaudome, kaip matote, Neryje šalia Kauno, va, tas tiltas, va, ten tolumoje matot. O va, čia, kaip matot, dasibrausėm per kogus, va, pažiūrėkit, va, per kogus mes brausimės. Nelengva čia buvo, bet vis dėlto radom ovetelę savo, taigi, va, dabar pažiūrėkite, kaip aš gaudau. Antroji video dalis bus apie tai, kaip reikia gaudyti lydekas rudenį. Taigi, dabar tik pasigrožėkite reginį. Ir šiaip va, siūlyčiau, dėl kas liečia guminukų spalvą, tai kad rudenį reiktų rinktis spalvas labiau primenančias mailių, kuris dabar jau yra paūgėjęs, kaip matot, va čia va, jau didesnis mailius, jau ne pats mažytis, tai reiktų rinktis tamsesnės, tokias realistiškesnės spalvas negu kaip vasarą ar pavasarį. Tada reikia ryškių, kurios iššauktų žuvį ir ją priverstų pulti. Tai va, vienu žodžiu taip žvejojam, tikimės kibimo, bet jo kaip ir nėra, taip nėra. O gal kažkada iškibs, ką gali žinoti, taigi va, tai gerai dabar.
Ultralight spiningėlis jau padėtas, jau iš šoną, širiai nekibo, nežinau ką daryti. Gal kips kokią kitą dieną, tai o dabar matote va neris ir va, kai matote žvejys, tai va aš norėčiau jį labai pakalbinti, kai matau jis žvejoja lydekas lyg ir taip, jis žvejoja lydekas, tai žvejai, teikit arčiau, norėčiau jūs pakalbinti, kas čia kimba. Labą dieną. Taigi, kas čia kimba geras toje neryje, ar čia jūs gal čia pirmą kartą, ne vietinis gal? Nu, esu vietinis, tai kaip čia niekaip nesiseka. Nesiseka, o kodėl nesiseka? Nežinau, gal guminukas blogas, gal oras. Gal šiaip neužtaikau vietos. Ai, neužtaikot vietos. O tai kaip čia kibimai? Būna kokių didelių lydekų? Būna ištraukų po 5, po 2, taip pat. Po 5, po 2. Bet didžiausias buvo mano čia 200 gramų lygtis. O kaip manot, perspektyvų žvejoti tokiu oru čia, ar tiesiog jūs čia šiaip laisvalaikiu ateinat, ar čia jau pats laikas žvejoti, ar jau gal net ir per vėlų jau lapkričio 1 gal žvejoti lydekas? Nežinau kaip jūs, bet aš tai atėjau šiaip praleisti gerų laiką ir gal gauti kokią gražią lydeką. Gražią lydeką, o kaip jūsų čia guminuko spalva, kai matau, tai tokia buvo, nu toj parodysi, tai gal kokios šios spalvos neryje, pavyzdžiui, įnamiausios yra, kokių labiausiai kimba? Manyčiau daugiau šviesių, nes čia yra labai tamsus vanduo. Tamsus vanduo, aha. Dabar, kai buvau važiuoti žolės Drąseikis, bet nesisėkė autobusą. Tai dabar pasiėmė komplektą šviesių spalvų, nes žadėjai varyti karjerą, ten skaidrus vanduo, taip? Taip. Tai gal galėtumėt parodyti savo komplektą, pavyzdžiui, savo masalų, man būtų įdomu sužinoti. Kokios šios spalvos, kaip čia masalai, kokius čia šiandien pasiėmėt, nes aš manau, jūs turite daug daugiau, negu dabar pasiėmėt, nes žvejys neima vis laigi visų masalų. Nu, Tai va. čia taip nenusiseku šiandien. Jo, nenusisekė, parodykit savo masalą, va. Kaip matot, guminuką šviesus su raudonu kaklu ir mėlyna nugarą, tai va. O nebandot, pavyzdžiui, ant blizgių gaudyti? Šiandien bandžiau, bet Neri. Daug kliuvinių? Jo, ir Ai, nutrūko. Ai. nes jinai yra sunki ir velkasi labai palei dugną. O dabar rudoj lydekos lėtos. Nu va, tai kaip matot, va žvejys šiandien pasiėmė, aš tai tiek masalų. Tai pristatykit kiekvieną, ką jūs jums yra atnešęs, kokių žuvų. Šitas dar nelabai išbandytas, čia jį išmėliau. Bet kaip matau, jis toks biškai pasenęs, toks ir senokas. Senokas, Senolių darbą. Man čia Tau čia. turbūt gal pasiseksiu, jo dar nebandžiau. Ai, aha. Kaip šitą sukliukę? Šitą tai man atrodo, pagavau vieną lydeką ant jos, bet nelabai didelį. Šitą man, Šitas guminukas, šitas kaip šitas? guminukas buvo ėmęs geras lydys, bet tai nutrūko. Nutrūko. O kur jums ėmė, čia Nery irgi? Ne, šičia Drąseikas. Ai, Drąseikas ėmė, aišku. Šitų žiūrėjau lapės. Šitas legenda, kaip žinome visi, vat, matot, legenda čia vienu žodžiu. Lapių karjeros vietose žvejojau. Jo. Tai jūs čia toks Kauno žvejys jau, taip žinot, visas geriausias Kaune vietas, kaip matau. Panašiai. Ai, aišku. Bet jis labai yra labai geras šviesiam vandenį. Šviesiam vandenį, Jo. o tai, pavyzdžiui, kaip jūs pravedinėjat guminukus, mums būtų įdomu sužinoti, bet dar pirmą pristatykite, dar kokių turite amų. Šitas tai yra biškį apsidažęs, bet tai čia yra Drąseikų žudikas, taip sakant. Ai, Drąseikų žudikas, o tai kodėl daug lydekų atnešė jums šiais metais ar? Šitas O kaip šiais metais jums kibimai Drąseikiuose? Šiais metais gal ne per labiausiai, bet vieną kitą ištraukiu. O šitą tai aš radau nardydamas, vat. Labai geras guminukas, bet tai biškai matosi. Vat. Kažkas buvo ėmęs ant jo, nes va yra žymės. Tuoj palaukit, prisiminsim. O kaip matote, va, žymės yra čia, taip lydekai ėmė, taip. Čia panašiai kiek aš pasiėmiau, tai viskas, bet tai aš turiu daug daugiau. Aha. Tai va čia jo, tai pasiėmate po truputį, kad galėtumėt visus išbandyti šiame vandens telkinyje, taip. Tai va dabar jeigu galit parodykit žiūrovom, kaip jūs pravedinėjat rudeninį guminuką, rudeninę meškerę, viskas. Vienu žodžiu pristatykite dar savo meškerę, kokią jūs čia naudojat, koks valas. Mano valas yra Salmo Elite Braid. Aha, kokios to? 0,14. 0,14. O kodėl 0,14? Nu, aš manyčiau, pats tas lydekom nėra storas ir nėra. Pintas labai gerai laiko. Jo. Mano rytai yra Omoto 2000. Kaip matote. Meškerė, tai anglies pluošto. Nu, tokia paprasta. Paprasta, nu jo, tai... Užmetimas, čia mano
bus 10-25. 10-25. O ilgis Tai čia, 70. o tai čia nerija toks einamiausias turbūt 10-25, nes ir galakablių storiai. Nu šiaip tai jo. O koks, pavyzdžiui, šito galakablio svoris yra? Šito yra 14. 14 gramų, taip? Jo. Biškis sunkokas, bet tai... Bet nerytai labai... Nerytai pats tas, taip. O dabar parodysiu, kaip mėtyti. Aha. Čia aš taip grįšiu, bet mano labai tas žmogus... Jo, aš kai matot, nelabai šiandien toks pasiruošęs, tai kažkaip palikau guminius netyčia. Užmetam, toli stengiamės. Solį, o pavyzdžiui, reikia mesti prieš srovę ar srovę, ar kaip? Prieš, o kodėl prieš? Nes po to reikia prieš srovę tempti, vis tiek visi ten nuvaryti. Ir surenkat valą iš karto. Surenkat valą. O koks pravedimas jums labiausiai tinka, turbūt lėtas koks ar kaip? Jo, dabar rudenį tai lėtas ir... O čia buvo kažkokios žolės turbūt. Aha. Toliau ten, mano, yra... O kodėl jūs, pavyzdžiui, šitoje vietoje žvejojat? Nu čia aš kažkaip ėjau ir sumaniau šitoje vietoje, čia man labai gražiai. Aha. Nu jo, kai matote, neris va tokį vingį daro. Tai va, parodysiu jums žiūrovai, va. Taip va, matote, kaip čia gražu, čia va, žmonių nepaliestos vietos, nu biškai ten tiltas toliau. O taip, tai va, matot, visų krūmokšniai, nieko čia žmogaus neliesta. Tai va. Tai man paprastai, tai leidžiu laiką. Nu jo, žvejyboje svarbiausia gerai praleisti laiką. O ką pagausi ar ne, tai jau čia, kaip sakoma, kaip Neptūnas duos. Taigi, laukite trečiosios dalies, mes apibendrinsime žūklę, pasakysime, kurie masalai mums pasiteisino, pasakysime, ar ką pagavome, ar viską, nu, vienu žodžiu pamatysite. Tai va, labą dieną, vėl jau sakiau, turbūt kokį trečią kartą. Taigi šiandien, taigi va šiandien jau trečiojo dalyje aš norėčiau jums parodyti, kokie mums masalai labiausiai pasiteisina, nors šiandien niekas mums šis nepasiteisino. Nu, nežinau, kas čia oras kaltas, atrodo lyg jau pats laikas, jau ruduo, viskas vėlu, jau debesuota, jau turi kibti, viskas, nu, nežinau, kas čia yra, bet va, norėčiau jums skirti šio sezono geriausius masalus, tai va, būtų mano šio sezono atradimas yra Reins mikromasalai, va, matot, jie labai net ir sukandžioti, nu, vienu žodžiu, jie, nežinau, jie, nu, atradimas mano yra, jie yra su skoniu, jie ant jų gerai kimba širėjos, lengva pravedinėti, įdomu. Nereikia monotoniškai taip pat meti, suki, jos galima išradinėti naujų pravedimo būdų. Tiesiog labai įdomu jį žvejoti. Ir dar kas svarbiausia, tai gerai kimba ant jų ešeriai. Tai va, norėčiau išskirti šiais metais raudoną spalvą Reins mikroguminuko. Tai va, dar norėčiau išskirti šiaip Nemune, va šita va gera spalva, skaidri atrodo. Nemunas lyg ir tamsus, bet tai skaidri spalva vis tiek suveikia puikiai. Daug dovanojo gražių ešerių. Taigi, dar va, labai norėčiau išskirti pas senelį mažoje upėje žvejojau ir pas jį labai gerai suveikė rožinė spalva, tai ten akmenos upelis, jisai, nežinau, čia žemaitukai žinos jį, tai va, vienu žodžiu, kas nori akmenoj pagauti gerų ešerių, tai va, rožinė spalva, Relax mikro twisteris ir vienu žodžiu, jūs jau turite ešerių prigaudę. Tai va, dar šio sezono nepakrikštytas, tai yra, nežinau, kažkokie čia kilminai ir kas čia, bet jie irgi turėtų gerai dirbti. O ant ko jūs esate pagavę lydeką? Lydeką? Ant ko kimba lydeko šiaip? Jo. Lydekų esu pakirtęs, va čia nėra tarp guminukų, šiaip mažų tai pakirto ant labai daug, o tenka ant tokio, kaip vadinu, banginuko, va, tenka pagauti, va. O kokią didžiausią lydeką esate pagavę ant mikromasalų? Mikromasalų tai didžiausia, man yra kilogramo. Tai jau buvo ką veikti, iš tikrųjų stoviu planų spiningėlių, palyginus va su jūsų, va. Lyginti, kaip mano, tai jau sunku, kad atrodo jau buvo ir traukti tą kilogramą lydekaitę. O šiaip jau užkibo, gal net ir jums jokinga pasidarys, bet ant va tokio va pačio mažiausio MEPS siūlomos sukriukės, tai 0,0 dydžio kilogramo lydekėlė pavasarį Nemune, nu nežinau, čia atrodo jokinga, bet lydekos kimba, tai ir gerai kimba, tas svarbiausia. Tai va dar šiaip lydekų dovanojo šitas va, čia jau atrodo jau toks didelis jau. Čia irgi yra tas Reins mikro guminukas, bet jis jau 2 colių, jis jau rimtesnis jau. Jis jau toks imituoja, jau mailių paūgėjusi, jau čia ir lydekus tokiais maitinasi. Šiaip dar iš sukrių labai gerai suveikia Vokietijos spalvos MEPS Aglija. Va parodysiu. MEPS Aglija, va čia Vokietijos spalvos labai gerai kibo Nemune. Toj minijoje gerai kibo. Tai va dar
ką dar norėčiau skirti, tai dar iš paprastesnių mikro guminukų labai, kas žvejojat, kas nori žvejoti ešerius, tai vienu žodžiu, į žvejybą neikit va be šitos spalvos, čia yra Lietuvos, čia yra pažyba, čia nežinau, čia be šitos spalvos, sakau, neikit net žvejoti. Čia aš su šitos spalva bet kur, bele kada, bele kaip pagausit. Matau, čia ir arbatos prisidėjo visko. Taip. O va čia dar šiaip šio sezono atradimas yra masalai anyžiniai, va, su anyžių skoniu, bet kažkaip man tas anyžius tai nelabai patinka, tai aš nelabai įsižvėjoju. O šitas yra padovanojęs lydekaitė. Kaip matot, biški čia galvakablis per ilgas, nu bet kokį turiu tokį. Tai. Čia va vien žodžiu, va dar va, visokių spalvų, kaip matot, turiu va. Čia kažkoks va parudavo, nežinau, kas čia yra, gal apsišyko. Tai va. Ką čia dar, nu va, kovo spalva šiaip gerai dirba. Gerų ešerių vasaros vidurvasarį, va dieną, karštą dieną, va. Nuėjau pamėčiau, iškart pritraukiu daug ešerių. Tai va, šitą jau aptarėm dėžutę ir šitą aptarėm. Tai va, tai tiek, ką norėjau šiam apibendrinti apie masalus, tai šiandien nepasisekė mums žvejyba, tikiuosi žiūrėsite kitas mūsų laidas ir ten irgi pamatysite, kaip mes gaudome. Mes šiaip tikime šitas laidas kurti kas savaitę, nu arba ne kas savaitę, kas kelias dienas. Žiūrint, kaip nuvažiuosim į žvejybą, va, su draugu, va, pasirodyti ponas. Matote, va, ponas čia. Šiaip iš tikrųjų nesuvaidinom, kad jis pamačiau aš tipo į žvejį, bet iš tikrųjų tai jis mano draugas ir mes tiesiog paėmėm vienas iš kito interviu. Tai va, tikiuosi jums patiko, komentuokit, vertinkit. Nežinau, jeigu patiks, kursim daugiau, jeigu nepatiks, vis tiek kursim. Nepatinka, nežiūrėkit. Šiaip kitą kartą gal labiau paprastesnę laidą kursim. Čia jau tokia buvo biški sudėtinga, jau tik žvejas supras daug dalykų, bet nu kam patinka, tai žiūrėkit vienu žodžiu. Tai va, norėčiau atsisveikinimų palinkėti nei žvyno, nei uodegos. Gerai praleiskit atostogas, mes irgi stengsimės gerai praleisti su meškere rankose. Tai va, vienu žodžiu iki, uodegos žiūrovai.